Pakartotinis įrašas apie stogo konstrukcijas. Lapkričio 10 diena, po 2 dienų audros, kaip reikalas. Viskas išlakstavo visą kiemą. 2 dienų pertrauką, negalėjau dirbti. Jeigu praeitam video kalbėjau bla bla bla, tai šitam pasistengsiu sukonkretinti tą senos technologijos ir naujos technologijos, stogų dangos gegnių, balkių rinkimo technologijos privalumus ir trūkumus. Kaip matot, mano centrinis balkis dirba lenkimui. Į jį atremtos gegnės su tarpinė atrama. Didelė dalis dirba lenkimui. Yra vertikalūs statramščiai. Jų aukštis virš 2,5 metro, apatiniai daly. Skersinukas išdalinta ant 2 labai galingų 18 ant 24 cm balkių ar ant 22 cm balkių. Ir vienu žodžiu, konstrukcija yra labai tvirta. Stogo nuolydis yra 1:2 arba 26 laipsniai. Tolimajame gyvenvietės gale statosi mano kolega ir bičiulis. Mes как 2 brata pidarasa, abudu savo rankomis. Tik tai jeigu aš užsimojau tokį namelį, kurio bendras plotas, kai sako, galbūt bus apie 120 cm, tai vygantas per vieną aukštą mostelį virš 240. Atskirai taip nesiplėsiu. Manau, kad 2 žmonėm nereikia, jau ten būtent 2 žmonės. Mano pirmas aukštas neviršė 80 kvadratų. Taigi dabar stogo dangos. Matosi, kad jo nuolydis yra šiek tiek gerokai žemesnis negu mano. Abiejų stogo dangos bus čerpinės. Jo stogo konstrukcija, dar pritrauksiu, yra rinkta iš pramoninių būdų gamintų trikampių tokių. Perdangos balkis ir 2 gegnės. Ir su kranu tos trikampius plum atvežė ir sumontavo. Greitas darbas. Medienos išeiga kokius 3-4 kartus mažesnė. Tačiau finansiškai, palyginti su mano stogo konstrukcija, mano namelio stogoje technologija būtų kainavusi apie 4000 eurų ir būtų buvę kraupiai greitas darbas, būtų buvęs apie mėnuo darbo sutaupytas, mažiausiai. Tačiau, kadangi ten yra daug vertikalių statramščių, beveik nieka, labai mažai medienos, labai taupoma, reikalinga labai kokybiška mediena. Todėl nebelieka jokios galimybės ateityje įsirengti antrą aukštą. Mano variantas su šitoj vietoj apie 40 kvadratų patalpa, truputuką žemesnės lubos vienam krašte, galbūt, šiaip nelabai aukštos lubos, bet gaunasi antram aukšte apie 40 kvadratų patalpa, jeigu aš jos panorėsiu. Taigi sutaupęs mėnesį, tai yra praradęs mėnesį, įgėjau galimybę turėti 40 papildomų kvadratų. Kada tik panorėsiu, tai reikia tik ant stogo užkloti difuzinę plėvelę, kuri centus kainuoja. Stogas tas pats, pamatai tie patys, sienos, truputuką ties viena vieta aukštesnės ir tiek. Ir jeigu mesti pinigais, tai kvadrato kaina šito 40 kvadratų, 100 eurų. Neviršė tikriausiai. Visa mano stogo konstrukcija, mediena su visais perdangos balkiais kainavo 3000 su truputuko eurų. Jau čia su makaronai, su viskuo absoliučiai, reiškia. Taigi aš praradęs mėnesį darbo sutaupiau apie 1000 eurų ir nusipirkau už 400 eurų, už 4000 eurų 40 kvadratų. Taip. 40, už 4000. Tai kaip be būtų primesti, praradęs mėnesį darbo sutaupiau 1000 eurų ant medžiagų, bet čia centai, ir išlošiau apie 30 000 eurų, gal 25, per daug skaičiuoju, apie 20 000 eurų antro aukšto ploto. Tokia matematika, pakankamai aiškiai suformulavau. Dabar kokie konstrukciniai trūkumai yra ir kada galima naudoti vyganto stogą.
Kaip sakiau, dabar ką tik jo vienas pagrindinių trūkumų yra tų statramsčių, ten be skaičiaus. Dabar jo profiliukai medienos, visgi pasidomėjau, yra 60 ant 120, 50 ant 100. Ir gniuždymui toks profiliukas dirba stabiliai tik tai, jeigu jisai yra trumpas. Būtent todėl vertikalų statramščiai negali būti ilgi ir atitinkamai stogo nuolydis turi būti žemas, mažas. Stogas turi būti žemas. Klaipėdos krašte statyti taip iš principo galima, nes didžiausias mažo nuolydžio stogų priešas yra sniegas. Užgula stogą, ypač dideliam 250-240 kvadratų stogui. O jeigu dar stogo danga tokia, ant kurios negali dažnai laipioti, pažeidžiama, tai problemų gali būti labai daug. Klaipėdos krašte sniego nebūna daug ir tų pavojų čia mažiau, tačiau rizika visgi išlieka. Šitokio žemo nuolydžio stogo iš tų standartinių konstrukcijų tikriausiai visiškas absurdas būtų montuoti kokiam Labanore, kur tikrai sniegai Vilniaus krašte, kur šalčiai sniegai, kur daug verčia. Ir kvadratinis metras stogo yra apkraunamas sniego danga 200 kg ir daugiau, plus dar vėjas. Beje, šit žemo nuolydžio stogo atsparumus vėjui taip pat yra didesnis. Yra toks koeficientas CX, kuris parodo santykį statmenos plokštės pasipriešinimo oro srautui ir tam tikros mažunios plokštumos pasipriešinimo oro srautui santykį. Kiek kartų, kokią dalį stogo pasipriešinimas sudaro nuo statmenos plokštės. Tai nuo žulnaus tokio stogo CX bus 0,3 kokie, tai reiškia, jeigu į kvadratinį metrą vėjas smogia 100 kg jėgai statmeną plokštę, reiškia, tarkim, 30 metrų per sekundę vėjas, tai ten bus 30 kg jėga, reiškia. Atsparumas vėjo nuo tokio stogo yra didesnis, bet kaip sakiau, sniegas. Didinant stogo nuolydį, atsparumą sniegas didelė dalim nušliuožia, reiškia, nupūsto, nušliuožia ir atsparumas sniegui didėja, tačiau ilgėja statramščiai ir atsiranda kita problema - vertikalių statramščių stabilumas lenkimo. Jie gali išmesti pilvelį, reiškia, ir linksmoji dalis prasideda. Vienas statrantis išmetė pilvelį iš pasikeis, jo praktiškai nebeliko, jį labai lengvas nulaužti net, gretimi pradėjo linkti į tą pusę, deformuotis, irgi meta pilvelius ir praktiškai tik pirmam statramščiui išmetus pilvelį, viskas sėkmingai, visas stogas gali įsmukti sėkmingai nuo sniego dangos. Mano statramščiai yra 15x15 pakankamai masyvūs balkiai. Nors yra aukštas 2,5 metro, bet reiškia, stabilumas jo bus garantuotas. Išilgai pluoštų medis laiko atsparumas jo grinai mechaninis tempimui, gniuždymui 50 megapaskalių, tai yra kraupiai didelis, bet problema medžio yra stabilumas. Kol sumontuoja, drėksta, lietus palyja, medis vaikšto ir tie plonyčiai statramstukai, tai čia gali tiek prisidirbti juokučių. Net ir montuojant jos dideliu, mažu atstumu vieną nuo kito, gali prisidirbti juokučių. Ten gegnės yra kas 60 cm, čerpiniam stogui tai būtina. Bet labai masyvus stogas ant karkasinės konstrukcijos, girgždėstas namas, vaikščios, čerpinis stogas, o kitokio kaip čerpinio dėti negali, nes užgriūs dideliai sniego masiai gali tekti valyti ant stogo, dažnai gali tekti tai daryti, niekas nežino, koks klimatas bus po 10 metų, niekas nežino, kokios audros. Čia grįžtu prie savo, vienu žodžiu, esmė va tokia. Stelažiukų surinkau, reiškia, ir tokią masyvę nešančią konstrukciją, į kurią atrėmiau centrinis mazgas, kurią atrėmiau gegnės, sufiksavau varžtais visur pakraščiais. Varžtai įleisti į pačią gegnę. Srieginis 10 mm varžtas, 30 cm ilgių. Vėl montavimas ne vinimis, o varžtais suteikia galimybę paardyti. Jeigu reikia pakelti, jeigu reikia pabalansuoti, jeigu kažkos nediko, tai to ardymo reikia pripažinti. Bent trečdalį gegnių visą laiką tenka perrinkinėti vinimis. Kaip būtų linksma, kai reiktų 250 vinį išlupti. Bandžiau tokius vininį sukalti, brolelį, ranką skauda. O čia
drėlę davei, sulindo, daveržiai, terkšlė ir viskas. Tai prasme, net ir lengviau kur kas tai montuoti. Tai va, tokios stukelės. Dabar jau lyg išsamiau.